Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt ir šiandien noriu dar kartą jums pristatyti patį populiariausią, turbūt jau 10 metų elektrinį triratį MS03. Kodėl jis yra toks populiarus, kodėl jį renkasi klientai ir kodėl jis yra toks geidžiamas. Visą tai papasakosime šiame video, o paskui pakviesime jūs ir į bandomąjį važiavimą kartu su manimi. Šis elektrinis triratis pasižymi 50 km nuvažiuojamu atstumu. Išvysto iki 25 km/h greitį. Standartiškai. Kuo skiriasi MS03, mūsų parduodamas MS03 nuo kitų, galbūt labai panašių, tačiau kitose gamyklose gaminamų triračių. Tai yra labai švelnus startavimas, labai intuityvi gazo rankena, reiškia visa elektronika dirba labai puikiai. Todėl dažnai pas mūsų saloną atvykę klientai sako, bandėme ten, o būtent šios gamyklos MS03 modelis yra tikrai labai puikus ir laiko patikrintas. Esame pardavę tikriausiai jau virš 1000 ar kelių tūkstančių vienetų į Lietuvos rinką. Gedimų yra ypač mažas procentas. Todėl kviečiame jūs užsukti į riedis.lt Vilniuje, Kalvarijų gatvė 269 ir išsirinkti jums tinkamą elektrinį triratį, keturratį, dviratį, paspirtuką, elektrinį triratį su stogu, elektrinį keturratį su stogu, krovininius triračius, keturračius, mini automobilius ir panašias elektrinės technikas. Taigi, pirmas klausimas. Ar sėdynė reguliuojama? Taip, sėdynė yra reguliuojama, galima pastumti arčiau ar toliau. Taip pat yra ir tokių, ir kitokių modelių įvairių rūšių ir su didesnėm sėdynėm, kurios ir įvairiai vartosi ir panašiai. Taigi tikrai esame specialistai daugybę metų ir jums padėsime išsirinkti tinkamiausią jums prietaisą. Kodėl šitas triratis nenurieda? Jeigu aš atleisčiau, dabar jis, matot, rieda žemyn, tai yra nuokalnė. Tačiau paspaudus stabdį, būna iš viršaus paspausti, šiuo atveju iš apačios, įspaudžiame kaištį ir tai yra kaip rankinį stabdį. Taigi, įjungiame rankinį stabdį ir triratis nerieda. Dabar pasižiūrėkime dizainą. Priekį matome įjungtas posūkio žibintas, aš jį dabar išjungiu. Galime įjungti ilgasias šviesas arba trumpasias. Taip pat yra garso signalas. Na, o dizainas yra laiko patikrintas daugybę metų, klasikinis dizainas. Tačiau ne tik tai dizainas iš išvaizdos yra svarbus MS03 modeliui, dėl ko jis yra populiariausias iš visų laikų triratis, jo vairavimo patogumas. Bet kur pravažiuosite, jis toks nedidelis, mažiukas ir atbulinių labai lengvai vairuojasi, nėra išsikišusių dalių ir panašiai. Dėl to jį vairuoti yra paprasta net ir 90 metų, 100 metų ir panašių amžiaus klientams. Tikrai tokių esame turėję ir turime beveik kiekvieną dieną. Taip pat yra labai patogi valdymo panelė. Pasižiūrėkime. Čia yra posūkių signalai, čia yra garso signalas, čia yra ilgos arba trumpos šviesos, čia yra atbulinis, kai jungiam atbulinį pypsi. Ir čia yra galima jungti gabaritinės šviesas arba pilnas šviesas. O čia yra greičio režimai. Pirmas yra švelniausias, antras vidutinis, o trečias yra greičiausias, aštriausias, galingiausias greičio režimas. Akceleratorius yra kaip motocikle su gazo rankena. Dabar išjungiame ekranėlį ir tas pats raktas galioja ir atidaryti bagažinį. Čia mes turime produkto vartotojo vadovus, taigi viskas yra lietuvių kalba. Galime tai pasiskaityti apie viską. Taip pat turime dar vieną bagažinę ir apačioje. Irgi tas pats raktas tinka. Štai. Ir čia randame sertifikatą. Tai reiškia, kad jis yra tinkamas netgi registruoti ES registruose. Tai yra Lietuvos registruje galime kaip automobilį jį užsiregistruoti, gauti numerius, technikinę ir panašiai. Bet tą daryti nebūtina ir to daryti praktiškai niekam nereikia, tačiau tai įrodo, kad jis yra super aukščiausios kokybės produktas, turi EEC sertifikatą. Taip pat yra galinės žibintas ir stop žibintas. Ir patogus įlipimas, kaip ir minėjau, pasikelia rankenėlę, atlošas tiksliau, atsisėdam, užsidarom atlošą, įsijungiame pirmą arba antrą arba trečią greičio režimą, susireguliuojame veidrodėlius, kad matytume, kas yra už mūsų ir kas ruošiasi mūsų lenkti, arba ką mes aplenkėme ir važiuojame. Dabar pademonstruosiu, kaip jis įkyla į nemažo aukščio rampą. Taigi, nusileidome į rampą ne veltui, tam, kad jums pademonstruotume, kad šiam triračiui nėra tikrai jokių iššūkių įkilti į šią rampą. 1, 2, 3, pirmin ir važiuojame. Net ir baterijos jau liko mažiau nei pusę, bet puikiai įveikė ir nėra jokių problemų nei laviruoti,
nei įvažiuoti į stačias įkalnes. Taip pat jis yra labai mobilus. Pasižiūrėkite, aš tiesiog apvažiuoju šį šulinį, praktiškai vat aplinkui jį ir važiuoju. Na, o dabar važiuokime į testinį ilgesnį važiavimą. Ir galbūt pajausite tą važiavimo malonumo bei nuspręsite, kad būtent jo jums reikia. Mes juos surenkame, išpakuojame, patikriname, viską suvaržome, sureguliuojame stabdžius, paruošiame ant paletės ir išsiunčiame tiesiai jums į namus. Jums belieka tik tai nusikirpti dirželius ir nusivaryti nuo paletės bei džiaugtis važiavimu už kelių minučių, vos tik pristačius šią siuntą jums. Taip pat be abejo galite ją įsigyti ir mūsų salone. Na, o dabar judėkime prie testinio važiavimo. Na ką, važiuojame, išbandysime šį transportą ir nelygumai, ir visokios trinkelės, šuliniai, bet mes jaučiamės komfortiškai, puikiai, patogi sėdynė, patogi sėdėsena. Na, šiek tiek norėtųsi man arčiau. Šiek tiek mažiau valgiau pastaruoju metu, tai lengvesnis esu. Todėl prisitraukiame, na ir važiuojame. Na, yra įvairių tų elektrinių triračių ir galingesnių, ir daugumai nereikia vairuotojo pažymėjimo, registracijos, tiek su stogu, tiek 4 ratų, turime gal kokius 5 variantus, 3 ratų, turbūt jau kokių ir link 10 skirtingų. Mini automobiliai atvyksta, kuriems taip pat nereikia vairuotojo pažymėjimo. Štai žvyrkelis, pabandykime per žvyrkelį. Greitis 20 šiuo metu. 20, dabar pabandysime pasiekti maksimalų 25 km/h greitį. Spaudžiame akceleratorių, stabdžiai yra tiek kairėje, tiek dešinėje rankenoje, todėl jaučiamės saugiai. Štai 25 km/h ir puikiai, net ir galima ir kažkiek pasisukinėti ir pakankamai stabiliai mes jaučiamės, amortizatoriai puikiai dirba. Galinius amortizatorius pajaučiau tikrai ant šito greičio. Na, ne veltui šį modelį pirmą kartą atvežėm į Lietuvą 2015 ar 2016 metais ir praktiškai iki dabar jie yra mažai pasikeitę, nes tiesiog jeigu daiktas yra geras, tai nebūtina jo tobulinti, išradinėti taip vadinamo dviračio, tai va šitas būtent modelis tuo ir pasižymi, kad tai yra viskas padaryta, ko reikia klientams ir dėl to jis ir yra toks geras ir patikimas. Patikimumas, aišku, irgi duoda savo. Nusipirko vienas žmogus, pasakė kaimynui, kaimynas pamatė, kad jau važinėja 4, 5, 6 metus. Nusipirko kaimynas, tada kitas ir vieni per kitus, kaip sakant, mūsų randa ir mes padedame apsispręsti, išsirinkti savo tinkamiausią spalvą, tinkamiausią galingumą, tinkamiausią transportą. Pakonsultuojame ir parodome privalumus ir trūkumus. Jums reikia tik taip karts nuo karto prisipūsti padangas ir pasikrauti bateriją. Jeigu baterijos išsikrauna ir jau jų tarnavimo laikas eina į pabaigą, sakykime, jeigu tai yra švino baterija, tai gali būti 3-4 metai ir jau jaučiasi, kad nuvažiuoja mažiau, važiuoja silpniau, tai naujas baterijų komplektas praktiškai kainuoja apie 250 €. Jeigu kalbam apie variantą su ličio baterijomis, tai jis jau iš karto yra 200 € brangesnis, o ličio pati baterija kainuoja jau apie 400-500 €. Ličio baterijai reikia šiek tiek kitokio įkroviklio, nes kitoks įkrovimo principas, nors ir voltažas yra tas pats. Ličio baterija yra 4 kartus, kokius 5 gal net kartus lengvesnė už švino baterijas, tačiau šito transporto kilnoti nereikia, jis ar taip yra sunkus. Tad dažniausiai 90 % klientų renkasi su švino baterijomis, kam reikia su ličio baterijomis, sukomplektuojame su ličio baterijomis. Na, ličio baterijos yra ilgamžiškesnės ir remontuojamos, tačiau jas reikia prižiūrėti šiek tiek daugiau. Jos ir bijo šalčio, ir bijo būti išsikrovusios ilgai, ir per žiemą jos nemėgsta būti ir pilnai pakrautos. Reikia laikyti apie 60-70 % pakrovimo riboje. Švino baterijom nereikia nieko rūpintis, tiesiog po 4 metų pasikeičiat naujas ir kainuoja jos ženkliai pigiau. Todėl švino baterijos yra populiaresnis. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Tikimės, jums patiko.
Ir lauksime jūsų užsukant į Riedis LT saloną. Padėsime jums išsirinkti patį geriausią elektrinį pagalbininką. Riedis LT. Tavo laisvė judėti. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.